Ar matot, ką čia dabar rodau? Matom. Gerai. Tai aš čia pristatysiu skaidrės. Skaidrėse viską paruošiau tam, kad jūs galėtumėte dirbti su praktiniam užduotim. Tai streso įvaldymas ir pasitikėjimo didinimas. Šita programa yra registruota neformalaus suaugusių švietimo mokymų programų sąvade ir yra šitas numeris. Ir jeigu kažkam reikėtų šitos pažymėjimą už tą dalyvavimą, tai rašykit laišką man ir tada mes po mokymų jei išlaikysit egzaminą, išrašysim pažymėjimą. Juokauju, neįsigaskit. Gerai. Tai kol dar renkasi žmonės, tai trumpai pristatysiu save. Esu porų psichologas, konsultantas, šeimų išsaugojimo ekspertas, čia mano tokia specializacija, mano asmeninė patirtis. Turėjau nutraukti 3 santuokas ir tam reikėjo 30 metų, kaip žemaičiui man, kad suprasčiau, kad ne žmonas reikia keisti save, tada puoliau save nagrinėti, padariau pokyčius ir dabar 16 metų gyvenu darniuose santykiuose pagal pastiprinimo modelį. Atsirado pasitenkinimas gyvenimu. Anksčiau skaudėdavo galva 2-3 kartus per savaitę, tai labai dažnai ir tekdavo gerti vaistų. Dabar skauda galva 4-5 kartus per metus ir vaistų jau nebereikia gerti. Tai va šitie pokyčiai, ką aš pats pasiekiau pats ir su jumis pasidalinsiu, kad ir jūs taip gerai gyventumėte. Mano išsilavinimas pirmas yra inžinierius mechanikas, andragogas praktikas, psichologas, sertifikuotas vadybos konsultantas, Talk for Education treneris. Čia mokiausi Maskvoje darbą su šoko ir vystymosi traumą patyrusiais klientais, darbą su krizėmis į kūną orientuotą psichoterapiją, juoko jogos treneris, strategijos konsultantas pagal balansuotų rodiklių sistemą, vadybos magistras. Esu parengęs mokymo programas streso valdymas, pykčio valdymas, sutuoktinių parengimas santuokai, 7 seminarai poroms ir šeimos kuratorių parengimas. Kažkada dirbau edukologijos universitete lektorium. Taip, su kolegom esu parašęs knygą psichologinę pagalbą, va tokia, ir kartais galim pamatyti mane per televiziją, paskaityti mano straipsnius įvairiuose portaluose arba žurnaluose. Taigi, pradedam. Kas yra beprotystė? Beprotystė tai tų pačių veiksmų kartojimas tikintis kitokio rezultatas. Kitokio rezultatą. Ačiū Albertui Einšteinui. Ir jeigu jūs norit kažko kito savo gyvenime, tai daugiau vidinės ramybės, pasitenkinimo, savim, geresnių santykių, tai turėsi daryti kažką tai, ko nedarėte iki šiol. Kaip jūs galėsite tai pasiekti? Tai pristatau savo standartą. Ir yra tokia išmokimo piramidė. Jeigu žmogus išklauso paskaitę, tai 5 procentai palieka jo galvoj po 2 savaičių. Jeigu paskaito 10 procentų, jeigu girdi ir mato 20 procentų, jeigu mato, kaip viskas daroma, 30 procentų, jeigu jis diskutuoja 50 procentų, jeigu tai atlieka praktiškai 75 procentai. Kai moka kitus, pradeda kitus mokytis, išmoksta 90 procentų iš 100 procentų žinių. Tai va, Mykolas standartas atlikimas praktiškai. Todėl jūs turėjote padaryti pasiruošimo darbus, tam, kad geriau suprastumėt. Tada šiandien aš jums pristatysiu principus, mechanizmą ir gausite dar darbų iki kito trečiadienio padaryti. Jeigu padarysite, jūsų gyvenimas pasikeis. Jeigu paliksite tam lygį supratau, nieks nepasikeis. Nieks nepasikeis, nes žinios yra absoliutus niekas. Užtat jų taikymas yra viskas. Žinios yra absoliutus niekas, jų taikymas yra viskas.
Ir aš noriu, kad jūs padarytumėt pokyčius. Dėl to tokį standartą ir taikau. Streso įvaldymas. Jis bus dviejų dalių mūsų susitikimai. Pirma dalis - streso nepageidavimų pasiekmių neutralizavimas. Ir antra dalis bus iš dviejų dalių susidės. Streso neutralizavimas šiai dabar išmokinsiu. Ir tada pasitikėjimo savim didinimo pratimų užduočių. Nu, ir tada jau būsite patenkinti. Dabar jūs turite užduotį. Pirmą, jau čia seminare. Padaryti selfie prieš mokymus ir po mokymų. Bei surasti minimaliai 3 skirtumus. Gerai? Tai dabar prašom nusipaveiksluoti save. Gerai? Mokymo pradžioj. Nu, padarom. Keletą, minutę duodam selfie padaryti dabar. Gerai, tai tikiuosi, po mokymų tai bus jau kitą trečiadienį pabaigoj pasidaryti dar vieną kartą selfie, tada surasti 3 skirtumus. Pamatysit pati. O, tai pirma užduotis. Reikia nupiešti save ant lapo. Prašau pasiimti tuščią lapą A4 formato, va taip pasidėti ir nusipiešti save šitam lape. Minutę laiko šitai užduočiai. Atsiprašau, čia veidą piešti ar visą save nuo visų ūgių? Kaip norite, taip piešiate. Taip jūs, čia reikia save nupiešti. Kaip jūs norite, taip ir piešti. Čia grinai pagal jūs. Sveiki. Sveiki, Maja. Jūsų užduotis ant A4 formato lapo stačio portreto padėtis nupaišyti save. Taip, tai paklausiu Rimos, ar jau nupaišėt? Taip, nupiešiau. Gerai, tai tada sustabdom tą paišymą,
padarysiu jums interpretaciją, ką jūs nusipaišėte. Dabar jūs turite sulenkti lapą 2 kartus per pusę. Vat, matot, vieną kartą ir antrą kartą sulenkti. Va taip. Sulenkti ir... Nu, va, taip. 2 kartus sulenkite ir gausite, nu, va, tokį, va, nu, lapą. Gerai? Padarėm. Dabar pasakoju interpretaciją piešinio. Jūs nupaišėte dabar save iš savęs. Taip jūsų pasąmonė jūs suvokia. Jeigu jūsų piešinys užima visą šitą lapą, tai reiškia, kad jūs išnaudojate visas galimybės savo gyvenime. Jeigu jūsų piešinys užima 20% lapo ploto, tai reiškia, jūs išnaudojate tik 20% galimybių savo gyvenime. Toliau. Dabar jūs turite piešinio centre turite padėti tašką, burbuliuką tokį. Nu, jeigu tai pilnas žmogus nupaišytas, tai kažkur apie bambą. Padėkite tą burbuliuką piešinio centre. Gerai, padėjot? Dabar taip, jeigu tas piešinio centras atsidūrė, dabar čia kaip čia pasakyti, va čia yra kairė pusė, čia yra dešinė, pas mane, aš taip rodau. Arba kaip prašom, iš kairės į dešinę. Jeigu jūsų piešinio centras atsidūrė kairėje pusėje, tai dar jūs gyvenat praeitį. Jeigu piešinio centras atsidūrė dešiniai pusėje, jūs gyvenat ateitį. Gal nerimaujat, gal ką ateitį. Šitą suprantama, taip? Jeigu per vidurį, tai gyvenat šią dieną. Toliau, kitas. Šita linija tarsi vandens linija. Ir jeigu piešinio centras yra žemiau šitos linijos nupaišytas, yra tai atsidūręs, tai tada jūs dar reikalai pas jūs blogi. Jeigu aukščiau, reikalai taisosi. Toliau, jeigu jūs nupaišėte didelę galvą, palyginus su kūnu, neproporcingai didelę galvą, tai reiškia, jūs kenčiate nuo hiperkontrolės. Kažkoks nesaugumas, matyti, yra jūsų viduje ir reikia viską sukontroliuoti. Tai tada būna didelė galva. Toliau, jeigu jūs nupaišėte didelius plačius pečius, tai hiperatsakomybė už save ir už tave ir už tą ir už tą. Didelė atsakomybė. Jį kraunat savo ant pečių ir nešat. Toliau, rankos yra komunikacijos simbolis. Jeigu rankos yra iš šonus ištiestos, tai tarsi norim susikibti, tai jūs tarsi galit būti bendraujantis žmogus. Jeigu rankos mažytės arba nėra, tai gal tas socialinis bendravimas per mažas jūsų. Mažas ar didelis, čia dar negalima taip vertinti, bet jūs taip suprantat save. Toliau. Jeigu po kojomis nėra linijos pagrindo, tai jūsų piešinys krenta. Ta prasme, jūs krentate. Jūs neturit pagrindo arba jaučiatės kaip neturintis pagrindo. Kitas dalykas, jeigu pačioj čia kojos yra, čia, sakykime, čia yra pagrindas. Bet jeigu nėra linijos, žolės ar dar kažko po piešinio, tai greičiausiai jūs nesijaučiat turintis pagrindą po kojom. Toliau, jeigu moteris nupaišė save su kelnėm, tai jau kelčiau klausimą, ar ten moters daugiau, ar ten vyro daugiau. Čia lyčių skirtumas dabar vienodėja lytis, bet vis tiek, ta prasme. Toliau, iš ko galim pasakyti, kad čia nupiešta moteris, ar ne? Žiūrit. Plaukai, akis, ten, nežinau, šypsena, kaklas, krūtų linija, talija. Jeigu šitie dalykai egzistuoja, tai to moteriškumo pakanka. Jeigu jo trūksta, tai jau tada reikėtų pasižiūrėti. Gal kartais reikėtų sugrįžti.
Tai va, esu daug kartų daręs šitą pratimą per streso valdymo mokymus ir žmonės klausinėja, Mykolai, iš kur žinot, iš kur žinot? Aš tai nežinau, aš tik interpretuoju, jūs viską žinot. Jūs viską žinot. O dabar pasižiūrėkite į šitą piešinį. Ką čia matot? Kairiai, praeitį, visiškam dugne. Žmogaus tik siūlai, matot? Žmogelis susirietęs į gemalo pozą, tik vieni plaukučiai matosi. Jo istorija tokia. Verslininkas per 2 šalis, Vokietijoje jau išsipirkinėja namą, 2 vaikai eina į vokišką mokyklą, žmona neturėjo jokio išsilavinimo vokiško, tai už verslo pinigus išmokino ją. Tada jinai susirado meilužį ir sako, davai varyk iš čia į Lietuvą, aš čia gyvensiu jau su savo meilužiu ir su savo vaikais šitam name. Tai va, jis 3 mėnesius vaikščiojo pas mane, mes negalėjom judėti per programą, nes mano programa yra konkreti, vienas paskui kito žingsnis, nes jis ateina su karšta bulvė, jam degantis klausimas ir aš turiu, pirmas mano darbas yra užgesinti gaisrą. Tai va, tai taip 3 mėnesius judėjom, paskui man trūko kantrybė, išvežiau aš jį į mišką ir jis tą savo pyktį ant to žmonos išmetė su lazda ir atsigavo. Ir kitą dieną padarė visus darbus, kurių negalėjo padaryti 3 mėnesius. Tai va, tai pykčių ir nuoskaudų neutralizavimo ritualą tokį turiu, nepaprastai stiprus, neutralizuojam nuoskaudas, kurias nešioja žmonės kūne, emocijose ir prote. Ir tada atsiranda vidinė ramybė. Taip, pasišnekam apie ligas, kurios sukelia stresą. Gerai, eisim dabar jau arčiau jūsų. Tai regėjimas. Tai migrena gali būti su regos sutrikimais, tai akių įtampa ir nuovargis, sausakių liga, virškinimo lygos gali būti skrandžio opa, dirgliosios žarnos sindromas, refliuksas, lytinė reprodukcinė sistema pažeista, sumažėjęs lytinis potraukis, erekcijos disfunkcija pasitaiko vyrams dėl lėtinio streso ir nerimo, menstruacinių ciklų sutrikimai, gimdos kaklelio vėžys. Dabar vat viena klientė konsultavosi, tai praeitą savaitę gavo tyrimą, kad gimdos kaklelio vėžys pas ją jau nustatytas. Nu tai va, o streso lygis pas ją labai aukštas. Kita klientė pas ją nustatė krūtyje vėžį, auglį, tada jau ten išoperavo ir viskas dabar kol kas lyg tai tvarkoja. Toliau, širdies ir kraujagyslių sistema, tai hipertenzija, aukštas kraujospūdis, širdies aritmija, širdies lygos, oda gali būti pažeista, psoriazė, egzema, aknė, galvos skausmai, įtampos galvos skausmai, migrena, kaklo įtampos skausmai. Dažnai vat yra kaklo įtampos ir galvos skausmai. Man konkrečiai buvo todėl, kad mano darbas yra sėdimas ir reiškiasi, toks mažai judrus. Ir streso, kai prisigaudydavau, tai kaklo sprando raumenys išburkdavo, užspausdavo galvą, kraujagyslės užspausdavo ir nepatekdavo pakankamai kraujo į galvą ir prasideda galvos skausmai. Nemiga gali būti, imuninės sistemos nusilpimas, svorio pokyčiai. Tai va, svorio nukritimas arba priaugimas, jisai rodo, kad žmogus išgyvena stresą. Į vieną arba į kitą pusę. Apie tai dar detaliau kalbėsiu. Taip, stresą sukeliantys šaltiniai. Jo, tai patiriamas stresas ir iš to savijauta. Ir dar priklauso nuo gebėjimo valdyti stresą. Tai patiriamas stresas yra nulemtas pasitikėjimas savim ir aplinka, o stresą mes galim gauti iš darbinės veiklos, iš finansų, iš sveikatos savo, iš miego, iš maitinimosi, informacijos perteklio santykių. Ir kiekvienas iš tų dar turi šakų, turi šakelių. Darbas, pavyzdžiui, vadovai, įtampa su vadovais, su bendradarbiais, didelis darbo krūvis ir kitas.
Pinigai. Gal bijom dėl darbo netekimo, sumažintos pensijos, nėra finansinės apsaugos, didelis kreditas, piniginiai nuostoliai. Iš sveikatos gali ateiti šaltiniai taip, sveikatos pablogėjimas, darbingumo praradimas, nuovargis, lygos. Iš miego, mažai miego, sunku užmigti, prabudimas, neužmigimas, nevisavertė mytyba, kofeinas, apdoroti maisto produktai, cukrus. Informacijos perteklį. Radijas, dabar jau mažiau, televizija gal mažiau, užtat internetas daug, socialinklai labai daug atneša mums šito. Iš santykių konfliktai su sutuoktiniu, skyrybos, sutuoktinio mirtis, konfliktai su aplinkiniais. Tai šitie šaltiniai guli 2AA klausimyno pagrindu ir jūs ten juos įsivertinot ir juos mes tuoj perkelsime ir sudarysime jūsų streso medį. Bet iš pradžių įsiaiškinkim iš viso, tai kas tas yra stresas? Kas tas yra stresas? Aš jums pasakysiu paslaptį. Stresas yra svarbiausia, geriausia, sudėtingiausia ir tobuliausia organizmo reakcija į pavojų. Organizmo reakcija į pavojų. Svarbiausia, geriausia, sudėtingiausia ir tobuliausia. Taigi pavojaus suvokimas ir mūsų organizmo reakcija į jį. Kai zuikis pamato lapę, aiškiai suvokia, kad jeigu nepabėgs, kas bus? Kas? Bus pusryčiai ar pietus priklausomai nuo to, ar aukštai saulė. Ir kiek įkabindamas pradeda bėgti. Taip išsilaisvina didelis energijos kiekis, kuris reikalingas zuikiui pabėgti nuo lapės. Ir zuikis pabėga ir jau pavojaus nėra, ramiai savo šlamščia savo žolytę. Čia per šitą zuikio ir lapės alegoriją aš jums noriu paprastai ir aiškiai perteikti, kas tas yra stresas. Tai kas yra stresas? Pažodžiui išvertus, tai yra spaudimas, fizinis kankinimas, siekiant išgauti prisipažinimą. Tai organizmo reakcija į išorinį pavojų. Aukščiausios parengties atremti pavojų būseną. Pavojaus panaikinimo būdai yra kovok arba bėk. Organizmas mobilizuojasi ir pasileidžia simpatinė nervų sistema, kuri parengia mūsų kūną pabėgti nuo pavojaus, fiziniai veiklai, iškrovai. Tai ta simpatinė sistema aktyvuojasi ir per maždaug 0,1 sekundės pradeda vykti apie 1400 fizinių cheminių reakcijų, skirtų parengti organizmą fiziniai iškrovai. Nusiliečia pradininkas streso. Simpatinė nervų sistema išplečia vyzdį, išplečia skersaruožių raumenų kraujagyslės, dažnina ir stiprina širdies susitraukimus, padidina prakaitavimą, dažnina ir stiprina širdies susitraukimus, sutraukia odos ir pilvo organų kraujagyslės, slopina virškinimo trakto judesius ir taip toliau. Streso metu kūnas susitraukia, tarsi lauktų smūgio. Įsitempia veido, krūtinės ir pilvo raumenys. Atkreipiu dėmesį į žodį raumenys. Padažnėja kvėpavimas, nes raumenims reikia daugiau deguonies. Venos ir arterijos išsiplečia, kad deguonis galėtų greičiau patekti į raumenys. Kitų organų kraujagyslės sutraukiamas, kad kraujo spaudimas padidėtų ir daugiau nutekėtų kraujo į raumenis, o ne į žarnas. Išauga širdies susitraukimo jėga ir dažnis, kad pagreitėtų deguonies ir cukraus pristatymas į raumenis. Išauga cukraus kiekis kraujyje, nes kepenys, vyrų kepenys 400 gramų, 2 stiklinės cukraus į kraują šliūkšt, moterų 300 gramų. Tiek gliukozės atsargas išvirkščia į kraują. Deguonis su gliukozė susijungia, išsilaisvina atominės bombos dydžio energijos kiekis, kuris reikalingas zuikiui kam? Pabėgti nuo lapės. Arba pavojaus. Stresoriai yra labai įvairūs, tačiau visi jie paleidžia tą patį streso mechanizmą.
Dabar turim dar vieną svarbų momentą išsiaiškinti, tai yra gyvūnai ir žmogus. Gyvūnai gyvena amžinoj dabartyje. Pamatė zuikis lapę, sureagavo, pabėgo, nėra pavojaus, grįžo į ramybės būseną. Žmogus turi 3 kartus daugiau streso šaltinių. Žmogus gyvena praeitį, o Jėzau, kaip ten man buvo blogai jo. Dabar yra negerai, negerai, oi dar kaip blogai bus ateity. Žmogus turi 3 kartus daugiau streso šaltinių. Tik jeigu gyvūno stresas, tuoj dabar paimsiu tada liniuotę, kad būtų aiškiau gerai. Čia yra liniuotė, kaip rašom, iš kairės į dešinę. Praeitis, dabartis, ateitis. Tai gyvūnai gyvena amžinai dabartį. Pamatė zuikis lapę, išsilaisvint daug tos streso energijos, pabėgo, saugus, grįžo į ramybės būseną, toliau ramiai gyvena. Žmogus gauna streso iš praeities, iš dabarties ir iš ateities. Bet jo streso šaltiniai nėra tokie dideli kaip gyvūno gyvybės mirties klausimas. Taip? Bet jie yra dažni. Daug gauna streso, daug gauna ir jis niekada negrįžta į ramybės būseną. Ir dėl to atsiranda ilgalaikiai streso sutrikimai. Sutrikimai dėl ilgalaikio streso. Tai va, dėl to žmogus patiria nerimą ir baimės ne tik dėl dabarties, bet ir praeities ir dėl ateities. Nerimas prasideda mintimi, o jeigu taip bus, o jeigu taip bus, ne? Žmogus sukuria vaizdinius, kurie sukelia nerimą, jūs stengiatės negalvoti apie tuos blogus scenarijus, stengdamės užblokuoti mintis, bet būtent dėl to blokavimo jos ir neprapuola. Ir mokysimės, kaip kitaip su tuo tvarkytis, gerai? Nerimas ir vaizdiniai sukasi ratų sukaustydami jūs. Toliau, žmogaus smegenys neskiria tikro nuo išgalvoto, čia kitos dienos tema gilesnė, taip? Ir žmogaus organizmas reaguoja ne vien į pavojų gyvybė ir sveikatai, bet ir pavojų. Atstumimo jausmui būna vienas, ne? Liksiu viena ar vienas, tai gali pavojus. Asmeniai savivertė, garbės pojūčiai, kalties jausmai. Ar būsiu pirmas, pasikartojančių nuoskaudų, taip? Pakanka vienintelės minties, kuri aktyvuoja streso mechanizmą ir organizmas yra paruošiamas fiziniams veiksmams. Šiuolaikinis žmogus nuolat galvoja, o pastovios mintis apie emocinį pavojų sukelia nuolatinius ir besitęsiančius stresus. Dėl to žmogaus stresas kaip laikina organizmo reakcija į pavojų tampa nuolatiniu. O esminis skirtumas tarp gyvūnų, kad gyvūnai suvokė pavojų, sureagavo ir grįžo atgal į ramybės būseną. O žmogus dėl praeities, dabarties ir ateities nerimauja ir tada ta laikina organizmo reakcija pavojų tampa nuolatinė ir mus išbalansuoja. Tapęs nuolatiniu stresu nualina organizmą ir sukelia ligas pagal grandinę. Stresas, simptomai, liga. Simptomus jau esat nusistatę streso testu, ligas jau sergate. Išsekimo testas jums yra duotas pasitikrinti, ar jūs nesat išsekę. Išsekimo testas, tai jeigu problema su juo ta, kad jau nebegalima atstatyti normalų būvį, tai yra palieka ten, kur jūs buvote, tai galite sustabdyti kritimą. Toliau, čia dar svarbus momentas suprasti. Stresas tai yra organizmo reakcija į išorinį poveikį. Tai yra ne į tai, kas vyksta, o į tai, kaip mes reaguojame. Kaip mes reaguojame. Streso valdymas tai yra savęs valdymas streso metu. Minčių, jausmų ir veiksmų. tą mes ir mokysimės. Taip? Savęs streso metu įvaldymas, tai savęs pažinimas, nuostatų, įsitikinimų, vertybių, elgesio stereotipų, bet tikslingų jų keitimo, jeigu reikia. Savęs įvaldymas, tai savo aš kūrimas. Dabar jūs gausite užduotį po šios dienos nupaišyti save ateityje. Aš jums atsiųsiu piešinio interpretaciją, ką dabar papasakojau, kai jūs nusipaišėt save, kas kur ką reiškia, ir tada prašysiu, kad jūs nupaišytumėt save ateityje. Tai yra, jūs pradėsit kurti save. Iš pradžių taip jūs norite save matyti. Jau galite skirti, kiek norit laiko šitam piešiniui.
Nupiešykit save ateityje tokį, kokį norite būti. Tai yra labai svarbu žinoti, kur jūs einat. Ką čia matot? Nu, gal, Rima, aš jūs paklausinėsiu. Gerai, ką čia matot, Rima, sakykit. Kovą matau. Aha, Tor- Toreodoras, ne, čia ne Toreodoras, kaip ten tie rodeo. išmėtojai. Rodeo. Rodeo, jo. Jo. Tai Čia va, kova. Amerikoje, Teksase, kaubojai, nu, bando išsėdėti, varžosi tarpusavį ant laukinių jaučių. Mhm. Tai šitą nuotrauką parinkau, kad žmonės suprastų, kas yra kas. Taigi kaubojus yra protas, kuris valdo 5 procentus mūsų. Protas valdo tik 5 procentus mūsų. Pasąmonė, tas jautis, valdo 95 procentus mūsų. Ir jeigu jūsų jautis pasąmonė, kuri ir atsako už mūsų saugumą, jaučiasi nesaugus, neramus, tada ką jis daro? Šokinėja. Ir joks protas ant pasiutusio jaučio negali nusėdėti ilgiau 4 sekundžių. Pukšt ir nušveista. Ir šitą ne Mykolas atrado. Šitą atrado 100 metų atgal Zigmundas Freudas. Jisai pasakė, kad pasąmonė yra, tai yra, protas yra pasąmonės tarnaitė. Protas paaiškina, ko pasąmonė nori. Tai santykis yra toks. Gerai. Tai va, tai jautis pasąmonė, jis atsako už mūsų saugumą. Ir jeigu jautis pasijaučia nesaugus, jis pradeda šokinėti. Nu, reikia kažką daryti, arba bėgti, arba pulti. Va. Ir tada protas jau atjungiamas yra, kad netrukdytų. Šitą dalį suprantama. Taip, palinksėkit galvą, jeigu suprantate. Einam toliau. Ką valdo pasąmonė ir kaip jį veikia streso metu? Pasąmonė valdo mūsų raumenų sistemą visą, skeletinę sistemą, nervinę sistemą visą, endokrininę sistemą valdo, apytakos sistemą valdo. Ir jeigu kas nors ten sutrinka, tai atsiranda lygos. Mano patiriamas streso lygis. Patiriamas streso lygis suskirščiau į 4 dalis. Tai psichologiniai mąstymo simptomai, emociniai simptomai, elgesio simptomai, fiziniai simptomai. Nu ir va, čia vienas iš pavyzdžių, vieno kliento ar klientės, neprisimenu. Matome, kad psichologinių simptomų jis pažymėjo 5, emocinių 12, elgesio 15, fizinių 15, viso 47. Jeigu ten skaitėte, tai norma 10-12 yra, tai, nu, kaip jau normalu, kas virš, tai yra jau nenormalu. O šitas žmogus, šitas klientas, jisai 4 kartus viršyje streso lygis jo normą. Jeigu grįžti prie jaučio, tai jautis yra 4 kartus labiau pasiutęs negu pasiutęs jautis. Toliau. Stresas prasideda mintyse mūsų. 5 požymiai. Tada jis aktyvuoja emocijas. 12 požymiai. Jau daug, matote, taip? Tada keičia elgesį. 15 požymių. Ir galiausiai, jeigu stresas tęsiasi ilgą laiką tęsiasi, tai atsiranda kūne 15 jau požymių. Tai jau viskas labai blogai. Labai blogai. Su sveikata, su kūnu. Ir jūs, vat, kai įsivertinot šitą streso lygį, tai galite pasižiūrėti. 10-12 norma, jeigu jūs turite daugiau, reiškia jūsų daugiau. Dar čia yra išorinių veiksnių fonas, tai pavyzdžiui, gali būti per paskutinius metus darbo netekimas, ten, nežinau, lygos kažkokios, ten santykių subliuvimai. Jis irgi skaičiuoja, kiek išorinių poveikių yra. Nu, 154. Nu, jau 1,5 karto didesnis streso lygis, jo. Nu, bet čia jau viskas, čia jau 47 per daug. Taip, didžiausias mano patiriamas streso priežastis ir pasekmės. Ir dabar mes sudarysim streso medį, jisai yra jūsų, taip, kaip čia dabar parodyti?
Kaip jums parodyti? Taip. Savo padalomai medžiagoje atsiverskit šitą puslapį. Ten antras puslapis yra jūsų, nu, kur reikėjo suspausdinti. Pasiruoškit šitą ir tada jau pradedam. Ar galim pradėti? Rima, būsit lakmuso papirėlis. Galim pradėti? Ne, negalim, neradau dar. Aš neturiu atsispausdinus, nes neturėjau kur. Va. Figūrė antram puslapį, čia pačioj pabaigoj. Streso šaltiniai, taip. Va šitą turite atsiversti šitą. Streso šaltiniai ir nepageidaujamos patirimo streso pasekmės, taip. Taip, taip. Tai dabar, jeigu jūs neturit šito, tai tada aimet baltą popieriaus lapą ir paišysit greitai, nu, ta prasme, aš jums sakysiu, vat matot, kaip jis koks turi būti, tada paišysim. Čia dabar mes turim nusipaišyti savo streso šaltinius. Streso medis, čia vat matot, šaknis, kamienas ir vaisiai. O čia taip ir bus. Iš 3 dalių lapas padalintas, apačioj šaknis, gerai. Šiaip esam saugumo ramybės būsenai, homeostazė, ramybė. Ir tada mūsų gyvenime atsiranda streso šaltiniai, kurie sukelia mums nesaugumą. Tai va šitas, pavyzdžiui, spaudimas darbe. Taip, čia matot, yra įtampa su bendradarbiais. Jeigu jūs nesat į tą formą įrašę, tai dabar iš karto rašot. Jeigu yra įtampa su bendradarbiais, 0 nėra, nieko nerašom. Jeigu yra 2, 3, 5, 10 labai stipri įtampa su bendradarbiais, tada rašom čia kažkokį skaičių, kokį jūs ten įvertinat. Tada vadovai kažkokie pikti, griausmingi, taip, rašo čia skaičių. Tada didelis darbo krūvis, irgi rašo skaičių. 10 didelis, 1, 0 jokio. Pasirašom šitą skaičius dabar. Toliau kitas pinigai, kitas linkta lentelė, pinigai. Darbo netekimas jums kelia stresą 10 stiprus, 0 jokio. Ir parašom. Tada sumažinta senatvės pensija. Kelia nerimą, vyresniem gal kelia, jaunesniem gal nekelia. Toliau išlaidos sveikatos priežiūrai, nu vaistams, ten gydymai ir panašiai. Jeigu jums kelia tai nerimą, sakot, rašot, nežinau, kokį skaičių ten, priklausomai nuo kaip jūs suvokėt. Dabar pirmas pasitaikęs skaičius jūsų galvoje iškritęs, tą ir rašot. Didelis kreditas. Gal žmonės turi didelį kreditą, spaudimą uždirbti. Rašot. Tada nėra finansinės apsaugos. Kas yra finansinė apsauga? Tai yra mėnesių skaičius, kurį tu gali išgyventi, negaudamas pajamų ir nemažindamas išlaidų. Jis turėtų būti nuo 9 iki 6 mėnesių. O kaip koronavirusas ir karas Ukrainoje parodė, geriau būtų iki 12 mėnesių. Jeigu turi tokią apsaugą finansinę, nu, kaip sakyti, tai tada ir jeigu tai jūs nekelia jums jokio nerimo, nieko nerašot, bet jeigu neturit apsaugos ir jums kelia nerimą, tai rašot skaičių. Gali būti dar mažas pajamos, jau mažai uždirbu, irgi tai gali kelti nerimą. Toliau, sveikata. Sveikatos pablogėjimas paskutiniuoju laikotarpiu, 3 mėnesius ar panašiai. Darbingumo praradimas, kiek jums kelia nerimo. Laikinos ir lėtinos lygos, kiek nerimo. Nuovargis, kiek jums kelia nerimo. 8, 6, panašiai. Parašom. Tada santykiai. Įtempti santykiai su sutuoktiniu. Jeigu turite įtemptų santykių su sutuoktiniu, čia rašote, nu, koks stiprumas. 6, 8, 5, 7, 10, 2. Skyrybos grėsia. Jeigu jums grėsia skyrybos, va šiandien konsultavau dar porą, žmona atsisakė gelbėti santuoką, tai tam vyrui skyrybos 10 jau didelis, taip.
Sutuoktinio mirtis ar kažkas gali būti ten žaidžia su ugnim, taip toliau. Ginčai, konfliktai su artimaisiais, tai čia yra su vaikais, seserimis, broliais. Jeigu jūs neramina, rašot skaičiuką. Jeigu viskas tvarkoja, nieko nerašot. Ginčai, konfliktai su draugais. Vienatvė. Jeigu neramina, rašot, neramina, tai gerai. Toliau. Apatinis aukštas. Prastas maitinimasis. Šitą lentelę. Nevisavertė mytyba. Jeigu jums nepatinka, kaip jūs maitinatės, tai parašykit čia, kiek nepatinka. 6, 8, 10, 2. Kaip. Kofeinas. Jeigu daug vartojat kavos ar ten energetinių gėrimų, irgi parašykit, kiek čia tas skaičius. Jeigu naudojate apdorotus maisto produktus, irgi parašykit. Jeigu tai kelia nerimą, jeigu nekelia, tai nieko nerašom. Jeigu cukraus daug vartojate, irgi taip pat. Nu, čia yra dar palikta, matot, po vieną tuščią eilutę, jeigu jums dar kažkas iš tos šakos, kažkas netinka, galite įsirašyti. Toliau, informacijos perteklis. Radijas, kiek jums kelia nerimo. Gal nekelia. Televizija, prisižiūrėti, internetas, ne? Elektroninis paštas, socialiniai tinklai. Jeigu daug būna žmogus socialiniuose tinkluose, nu, tai gali jam kelti kažkokį tai nerimą. Tada miego trūkumas, negalėjimas užmigti, kelia jums nerimą nuo 0 iki 10. Kiek rašot? Prabudimas, neužmigimas naktį, kiek kelia? Per mažai miego, kiek kelia? Taip. Tada vidiniai veiksniai, neišspręsta dilema. Nu, pavyzdžiui, dėl tų pačių skyrybų, kur aš kalbėjau ką tik neseniai, ne? Gal jaučiat gėdą dėl kažko? Gal jaučiat kaltę dėl kažko? Gal jaučiatės nepakankamai verti? Rašot skaičiukus. Turit kažkokių baimių vidinių? Rašot skaičių. Neigiamas mąstymas bus blogai. Rašot skaičių. Nu ir dar čia galite įrašyti kitas priežastis. Tai dabar, va čia kaip užsipildėm šaknis, einam aukštyn. Jeigu žmogus patiria tiek streso ir neturi streso įveikos įgūdžių ir turi nepasitenkinimą esamo gyvenimo, tai tada jis, kas vyksta, kiekvieną kartą, kai jisai pagalvoja apie kažkokį pavojų, vyksta mobilizacija, atremti pavojų arba išvengti pavojaus. Ir kyla vidinė įtampa. Nu, apie tą mobilizaciją kalbėjau, kaip zuikis bėga nuo lapės. Taip, suprantama. Dabar taip, kai zuikis pamato lapę, jis aiškiai suvokia, kad jeigu nepabėgs, tai bus pusryčiai ar pietus. Ir kiek įkabindamas pradeda bėgti. Ir energija, jo streso energija eina į apatinę kūno dalį, į kojas, nu, kad galėtų pabėgti, suprantama. Taip. Tai va. Tai čia dabar šitą streso, va šitą piramidę, taip kaip jie apatinę dalį, ir čia jūs turite lentelę arba įsirašykit psichologiniai, skaičius, kiek požymių turit, emociniai, kiek turit, elgesio ir fiziniai, ir iš viso, kiek patiria čia. Nu, vat kaip ta lentelė buvo ten. 15, 15, 12, 5. Nu, tai vat užsipildot. Čia jums bus, vaizdžiai rodyti. Atsiprašau, galima paklausti, nuo kiek iki kiek čia reikia rašyti? Čia reikia perkelti iš antro Excelinio klausimyno streso skaičius, kur anksčiau prieš tai skaidriai rodžiau. Tuos skaičius persikelkite, gerai. Dabar minutėlę duosim jums laiko persikelti. Čia tas, kur ar teko operuotis su narkoze, ar teko patirti stiprias avarijas čia iš čia, ne? Jo, iš to klausimyno, bet, šitas, atsiprašau, čia iš Excelinio klausimyno, iš Excelinio. Iš Excelinio, aišku, supratau, tai reikės čia kažkur, tai dabar, ar mes čia spėsim padaryti? Nu, tai gerai, nu, nespėsit, tai padarysit paskui. Gerai, svarbu, kad jūs suprastumėt. Bet jūs tikriausiai prisimenat, kiek iš viso jūrų streso to balų surinkot požymių, taip? 15, 20, 30 čia įrašot, gerai? Toliau. Mūsų reakcijos į pavojų. Vat pavojus, mobilizuojamės ir tada ir baimė, ir kyla pyktis, taip? Kodėl? Gyvūnai, jie daugiau bijo, nu, zuikis lapės, stirna vilko, bijo.
ir pas juos aktyvuojasi baimės emocija ir energija eina apatinę kūno dalį. Žmogus, pavyzdžiui, viršininkas ant jūsų šaukia. Tai jūs ir bijot, kad čia bus, atleis iš darbo, sumažins atlyginimą ir pykstat, nesąmonė šneka. Tai žmogus dar turi pykti, tai čia yra apversta piramidė, nes energija eina į viršutinę kūno dalį. Ir dabar, kadangi čia jau tą rodau, tai šiaip ilgai, vaikui augant iki suaugystės, tai jis patiria, visi mes patiriam tų stresų, tai gali įsivyrauti labiau baimės, toks labiau nedrasus, bijantis, uždaras žmogus, arba gali įsivyrauti pyktis. Ta prasme, jis eina agresyviai, eina mušti visus, nužudyti, įvykdyti teisingumą dar kažką. Tai dabar čia yra agresija, tai pyktis, ir jūs ten turėjote 2AA, tai bordiniai lenteliai, pykčio įvertinimus. Kiek staigiai kyla pyktis, kiek stipriai, kiek sunku mąstyti, kiek impulsyvus, kiek įtūžis yra. Tuos skaičius galėsit persirašyti, bet jau taip suprantu, kad jau po seminaro. Ir jūs tada gausite čia, kiek yra jūsų to pykčio. Kiek yra to pykčio. Tai galime eiti toliau. Rima, galime eiti? Palinksėkit, arba taip. Palinksėkit, gerai, greičiau bus. Taip. Gerai, dabar žiūrėkit. Dar grįšiu. Jeigu jūs vairuojate automobilį patys, arba galbūt jums teko važiuoti su kažkuo ir patekti į avarinę situaciją ir išvengti tos avarinės situacijos. Ir tada maždaug po pusės minutės, po 20-30 sekundžių turėjot pajausti adrenalino šuorą savo kūne. Tai tas užlaikymas ir yra reikalingas, kol zuikis turi šuoliukui, kokį 20-30 šuoliukų energijos atsargų raumenyse kojų, jis šuoliuoja. Per tą laiką turi ateiti ta streso bomba, streso energijos bomba. Ir tada jis įgauna daugiau jėgų ir pabėga nuo lapės. Galbūt teko jums girdėti įvairių tokių pasakojimų, kaip močiutė spintą pakėlė arba mašiną pakėlė ir išgelbėjo anūkę ar dar dukrą. Nesvarbu. Bet tai čia tai rodo, kad streso metu, pavojaus didelės akivaizdos metu mes labai daug streso energijos išsilaisvina ir visos problemos atsiranda dėl to, kad mes jos nesunaudojam pagal paskirtį arba išvis nesunaudojam. Tai iš pradžių šitą energiją, dar vienas dalykas. Čia matot, kaip smėlio laikrodis dabar, gaunas dvi piramidės viena prieš kitą. Tai jeigu primerktumėt vieną akį, čia pamatytumėt 8, o 8 pavertus ant šono, koks ženklas? Begalybės. Jeigu begalybė kartų jūs gaunat streso bombų ir nebėgiojat kaip zuikiai ar stirnos, tai tada ta energija pradeda griauti jūs iš vidaus. Ir pirmą, ką jinai padaro, jinai išbalansuoja mūsų emocinę sistemą. Ir čia dabar irgi tas 2AA klausimynas, bordinis, ten irgi atsakinėti klausimas, kiek jums yra jausmų nepastovumo, kiek nesusivaldymo vertina 10 balų skaliai, kiek yra depresijos, bejausmiškumo, apatijos, disforijos, ambivalencijos, euforijos, manijos, baimės. Tai jūs tos skaičius galėsit persikelti, jau dabar suprantu, kad reiks persikelti, nes dabar kaip ir nespėjat. Dabar pasakysiu paslaptį. Šitą klausimyną pasiskolinau iš psichiatrų. Tai yra vienas iš įrankių, su kuriais jis bando nustatyti, ar žmogus turi psichikos sutrikimą ar neturi. Ir bent vienas iš tų požymių, čia 9 požymiai, kuris yra vertintas 5 ir aukščiau, jis gali rodyti, kad žmogus turi psichikos sutrikimą, gali nerodyti, reikia tyrinėti toliau. Bet nesu psichiatras, nelendu į svetimą daržą. Jeigu jūs čia turite, šičia įrašę 5 ir aukštesnius įvertinimus, tai turi didelę riziką, kad jeigu neišgirsit, nepritaikysit visko, ką šiandien jums pasakoju, jūsų laukia vasaros 5 Vilniuje arba kitos psichiatrijos ligoninės.
Tai čia pirma paleidžia emocijas. Dabar įtakoja elgesį. Taip. Čia matot, turite elgesys. Depresija. Kas yra depresija? Depresija didelė yra gulėjimas po kaldra, žiūrėjimas į lubą, bandymas žvilgsniu pragręžti lubas. Čia yra depresija 10. Jeigu jūs esate aktyvūs, veiklus, tai depresijos neturit. Toliau. Konfliktai. Konfliktai su bet kuo. Su artimaisiais, su tuoktiniu, vaikais, giminaičiais, draugais, darbe panašiai. Jeigu jums būdingi, apibraukėt riebiai, jeigu mažai būdingi, punktyru apibraukėt. Gerai? Konfliktai. Toliau, jeigu rūkot, apibraukėt, priklausomai nuo to, kiek rūkot. Smarkiai, tai riebiai apibraukėt, nesmarkiai, tai punktyru. Toliau alkoholis. Jeigu vėl man dar vieną paslaptį daktarai pasakė, kad alkoholis iš žmogaus organizmo pasišalina per 15 parų. Visiškai. Ir jeigu jūs kas 2 savaitės išgeriat kažkiek, tai jūsų organizmas kažkiek yra apnuodytas pastoviai. Pastoviai. Ir ilgainiui tai tampa priklausomybė, nes kai žmogus vartoja alkoholį, pavyzdžiui, tai kepenys ir organizmas gamina priešnuodžius, kaip reikia tą panaikinti, tą nuodą. Ir jeigu, pavyzdžiui, nustoja žmogus vartoti alkoholio, o organizmas gamina priešnuodžius, tai tada atsiranda lomkės, rusiškas žodis, tai tada pagirios, stiprios pagirios. Ir žmogui tada, tada jis išgeria ir atsipalaiduoja, nes gauna nuodų porciją. Tai ten yra sudėtinga su tais, kurie turi priklausomybę su alkoholiu, jie turi mažinti, po biškį ir sumažinti. Ir galiausiai narkotikai. Jeigu narkotikų vartojate, apibraukit, nevartojate, nenarkokit. Dabar aš jums pasakysiu dar vieną alegoriją, tokį pavyzdį. Tikriausiai teko matyti slidininkus nuo kalno. Stovi viršui slidininkas ir jį paleidžia, greitis 0, ir pradeda pabiškį, greičiau. Tai čia yra toks sąstingis, tada rūkymas, tada lengvas alkoholis, stiprus alkoholis, narkotikai, išvis tekšta ir įsitaško. Tai naudoju šitą alegoriją tam, kad žmogus suprastų. Geriau sustoti šiandien lengviau negu rytoj. Suprantat, kai greitis didesnis ir ten įvažiavimas į tą reiškiasi, streso malšinimas. Šiaip rūkymas, jisai padeda stresą sumažinti. Kodėl? Mes įkvepiam cigaretę, nikotinas praplečia kraujagysles ir pasidaro lyg tai geriau. Bet kai nustoji rūkyti, tai tada, vėl susitraukia. Tai blogai, vėl reikia rūkyti. Tokia priklausomybė yra. Bet rūkymas rodo, kad žmogus, kaip sakyti, pastoviai yra nesaugumo jausme. Ir bando tą nesaugumą nutaryti. Bet per rūkymą ar alkoholį, narkotikus, jie sužaloja savo organizmą ir tada jau blogai. Toliau. Elgesys, streso, baimės ir pykčio energija ir emocijos, jos sukelia ligas kūne. Ligas kūne sukelia. Pati pagrindinė liga tai yra regėjimas. Taip? Ar girdėjote, kad varlė nemato tupinčios musės? Varlė turi didelis įsprogusias akis, bet mato tik skrendančią musę. Kodėl? Todėl, kad varlės akies obuolys nejuda. Kad žmogus matytų stovinčius daiktus, jo akies obuolys taip sukinėjais. Maždaug 24 kadrai per sekundę. Ateina fotonas į vieną receptorių, akelė pasisuka, ateina fotonas į kitą receptorių, visa informacija keliauna į pakaušį. Pas žmogų toks didelis įsikišęs pakaušis, nes ten yra didelis regėjimo centras ir 95% informacijos apie supantį pasaulį mes gaunam per akeles. Likę 5% klausa, uoslės, skonis, lytėjimas. Tai va, ir jeigu žmogus yra įtampoj, žmogaus akis turi tuos raumenis, kurios sukinėja, išgaubia tą akies obuolį, kad sufokusuotų žvilgsnį. Ir jeigu to žmogus gyvena ilgą laiką įtampoje, tie raumenys nuvargsta, nebesufokusuoja akies obuolio ir atsiranda regėjimo sutrikimas. Ir tada jau reikia akinių.
Toliau virškinimas. Atsiprašau, o amžiaus faktorius nieko nevaidina regėjime? E, Šiek tiek vaidina amžiaus faktorius, bet daugiau vaidina įtampa. Suprantat? Ir yra, žinot, mokinių, kurie su akinukais vaikšto jau. Ir yra vyrukų, kurie turi 70 metų, vat, kurį matot vieną prieš mane, ir jam dar nereikia akinių. Nu, regėjimas biškai pagedęs, bet dar nereikia akinių. Suprantat? Virškinimas. Pasakysiu jums paslaptį. Vieną kartą, maždaug 200 tūkstančių metų atgal, žiūriu, zuikis pamatė lapę ir supranta, kad reikia bėgti. Nu ir bėga, staiga pamato lėkštutė švari, išplauta, morka švari nuplauta, smulkiai supjaustyta, padėta. Net kramtyti nereikia ir pradeda galvoti. Gal sustosiu, pasistiprinsiu, turėsiu daugiau jėgų ir pabėgsiu nuo lapės. Tik zuikis stapt prie lėkštutės, pribėga lapė, kapt. Nebėra tokių zuikių, kurie streso metu neužblokavo virškinimo trakto, alkio centro neužblokavo. Adurstų zuikį, jėsti, tu bėgtų, tave patys su jės. Smarkiai bėg, sakiau tau. Jeigu pas jūs regėjimas pažeistas, apibraukit, jeigu virškinimas pažeistas, apibraukit. Čia gali būti džiūsta burna, rėmo ėda, raugėjam, nu ta prasme, tuštinimasis nereguliarus, nenormalus ir visa kita. Nesvarbu, kokios ten lygos pakerta, tai svarbu, kad jūs suprastumėt mechanizmą. Einam toliau. Lytinė reprodukcinė sistema. Pasakysiu dar vieną paslaptį. Kitą zuikį mačiau bėgantį nuo lapės maždaug 100 tūkstančių metų atgal. Pamatė lapį ir bėga pro lėkštutę su morka, nereaguoja, nes per 100 tūkstančių metų alkio centro blokas uždėtas. Jis nekreipia dėmesį į maistą. Pabėga tolin, staiga pamato zuikienį rūbulį tupi po krūmų tokia. Nu galvoja, gal žodelį tarstelsiu, mažiai kas išeis, gal vakare susitiksim. Tik zuikis tapt, pribėga lapė kapt. Nebėra tokių zuikių, kurie streso metu neužblokavo lytinės reprodukcinės sistemas. Adurstų zuikį, galvoti apie seksą, tu bėg, smarkiai bėg, tu tave pats su jais, bėg, sakiau. Ne veltui aš jums akcentuoju bėg. Tu eisim prie to, gerai? Žiūrėkit, kam ten pažeista lytinė reprodukcinė sistema. Nu įvairios tos lygos gali būti. Vyrams jau matėt, gali nebūti erekcijos, nepakankama erekcija. Moterims makštyje sekretas gali nesigaminti. Nu vienu žodžiu. Yra konsultavęsi pas mane klientė, kuri sakė, Mykolai, persirgau visom moteriškom lygom. Eina pas daktarus, nieko, ta prasme, neranda. O jinai kaip susirga, taip susirga. Tai va, tai čia viskas iš streso. Visas lygos iš streso, žinot, o ne? Dabar širdis ir kraujagyslių sistema. Tai toliau, kas atsako už tai, kad kraujas būtų sumaišytas deguonis su gliukoze ir nusiustas į raumenis. Kas atsako už tai? Tai širdis ir centrinė nervų sistema. Kraujagyslės į raumenis yra išplečiamas, jau sakiau, akcentavau, kraujagyslės į lytinę reprodukcinę sistemą, į virškinimo traktą suspaudžiamas. Nesigamina seilės, virškinimo skrandyje sultys nesigamina, žarnose virškinimas stabdomas, tuštinimas stabdomas. Nereik dabar virškinti, dabar reik bėgti, smarkiai bėgti. Ir jeigu turi širdies permušimą, aukštą spaudimą, žemą spaudimą, šokinėjantį spaudimą, tai apibraukit, gerai? Čia iš vieno tokio širdies instituto paėmiau skaidrę, ja? Vat pasitikėjimas ir dėkingumas. Matot, kaip širdis dirba, ja? Ir čia frustracija, tai toks nesaugumas. Oda. Ta energija, va šita energija, kuri įsilaisvinas pavojaus akimirką, jinai nueina iki raumenų ir jeigu tos energijos nesunaudojam pagal jos paskirtį fizinę veiklą, jinai tada išeina per odą. Tada atsiranda išbėrimai odos, durni plaukai pradeda palikti protingą galvą, nu ir taip toliau. Apibraukit, jeigu pažeista oda. Galvos skausmai, jau truputį pasakojau. Tai va šitą energiją, kur sustinksta ypač kaklę ir sprandę, jinai išburksta, tai raumenys užspaudžia kraujagyslės, nepakankama kraujo cirkuliacija į galvą, netneša smegenims cukraus, vandens ir gliukozės ir gali pradėti skaudėti galva. Migreniniai skausmai. Diabetas. Geras. Dabar žiūrėkit.
Kai zuikis pabėga nuo lapės, mato, kad jau pavojus nebegresia, jis turi grįžti į ramybės būseną. Tada aktyvuojasi parasimpatinė nervų sistema ir pasileidžia 1400 ir dar vieną papildomą reakciją. Nu, nes viskas turi sugrįžti į savas vietas, taip? Ta viena papildoma reakcija yra skirta kam? Tai hormono insulino gamybai. Kam reikalingas insulinas? Jisai gliukozės koncentraciją sureguliuoja, į normalią padaro. Suprantat? Jeigu zuikis pabėgo nuo lapės, reiškia pas jį energijos atsargų gliukozės yra daugiau. Ją reikia sunormalizuoti. Jeigu jam pritrūko energijos, tai kur jis yra? Pas lapę pilve. Suprantat? Tai va, tai tas insulinas gaminasi. Jeigu mes nebėgiojam, o pavojus suvokiam, tai gliukozė į kraują šliūkšt. Ir tas insulinas, jis ką padaro, jis tą sureguliuoja, tą gliukozės koncentraciją. Ir jeigu dėl kažkokių priežasčių gliukozės gamyba sutrinka, nustoja gaminti insuliną, 3 paros, 72 valandos ir Kėdainiai. Kas yra Kėdainiai? Krematoriumas. Tai va, ate. Tai žinot, tai 5% žmonių serga diabetu, 1, 2 potipį. Toliau imunitetas. Pasaulio sveikatos organizacija, kuri gano koronabeždžionio virusą ir saugo mus, mokina mus sveikai gyventi, paskaičiavo, kad 1 valanda stresuojant lygi 6 valandom gyvenant be imuniteto. 1 valanda stresuojant, 6 valandos be imuniteto. O kas yra imunitetas? Tai mūsų kariuomenė apsauga nuo visokių bacilų, kurių tūkstančiai skraido aplink mus. Ir pavyzdžiui, ant telefono yra 300 kartų daugiau bakterijų negu viešam tualete. Dėl to telefoną reikia laiks nuo laiko dezinfekuoti. Gerai. Toliau. Nuovargis. Nuovargiui aš jums turiu dar vieną kitą skaidrės, jau čia netelpa, matot, kiek čia jau sudėtinga ta yra. Tai parodys apie nuovargį. Nuovargis, jeigu yra, apibraukite. Dabar toliau. Visi mūsų lygos, visos lygos tampa įtampa. Ir šaltiniu streso. Ir emocijos. Ir taip žmogus sūkasi šitam rate, kol jį išveža į Kėdainius. Suprantame? Regėjimą, pablogėjimas, virškinimą, lytinės reprodukcinės. Kam koks? Dabar dar vienas klausimas. Jeigu paimti metalinę grandinę ir ją tempti, per kurią grandį trūksta grandinė, kaip manot? Silpniausia. Puiku, Rima, per silpniausią grandį. Tai dabar, jeigu visus mūsų kūno organus sudėti kaip grandis į grandinę, nes taip ir yra, vienas organas dirba kitam, ir jeigu tą grandinę įtempti, tai kiekvienam žmogui silpniausia grandis yra skirtinga. Pavyzdžiui, regėjimą, kas gali regėjimo lygos, virškinimo lygos, širdies, odos, galvos, lytinės reprodukcinės. Suprantat? Tai čia nėra tokio, kad stresas būtinai kerta, bet dažniausiai kerta per širdies ir kraujagyslių ligas, nes priežastis numeris 1 mūsų mirčių yra širdies ir kraujagyslių ligos. O dabar aš jums papasakosiu apie žmogaus energiją, apie nuovargį, gerai? Normaliuose sąlygose žmogaus organizmas geba atsistatyti. Pavyzdžiui, pradinę energiją ryte turim dieną, patiriam stresą, atsiranda raumenų sukietėjimas, vegetacinės reakcijos, emocinė vidinis konfliktas. Dieną dirbam, sunaudojam kažkiek energijos, darbo pabaigoje turim mažiau jėgų ir turim atstatyti energiją. Taip, tai yra raumenų atpalaidavimas, vegetacinė sistemų korekcija, emocijų valdymas, racionalus elgesys. Ir taip sukamės, jeigu viskas tvarkoja. Bet jeigu ekstremaliuose sąlygose, kai žmogaus organizmas aktyvuoja visas savo adaptacinės sistemas, sunaudoja labai daug energijos ir nespėja atsistatyti, atsiranda chroniškas nuovargis, kuris yra pagreitinto gyvenimo užbaigimo versija.
Ilgalaikio streso atveju didėjantis energijos trūkumas gali būti papildytas tik papildomai stiprinant organizmą iš išorės. Jei organizmas negali atsistatyti, tai jis išsenka, pagreitintas gyvenimo užbaigimo variantas. Organizmo išsekimo klastingumas slypi tame, kad kažkuriuo metu tie pokyčiai tampa negrįžtami, jei tokie žmonės tampa greit pavargstantis, dėmesio, ar jūs turite tai, prislėgti, užmaršus, irzlus, linkę ginčytis, apatiški, išsiblaškę, nerimastingi, nebendraujantis. Jeigu žmogus nesugeba atsistatyti, kas vyksta su juo? Pateiksiu pagreitintą variantą. Pirmadienį ryte turit 100% energijos. Dieną dirbot, sunaudojot 40, tai pirmadienį darbo pabaigoje kiek liko? 60. Tai. Tada atstatė 20%, bet ne 40, tai antradienį ryte turim kiek? 80. Darbo pabaigoje 40, trečiadienį 60, ketvirtadienį 20, 40 ryte, ketvirtadienį 0. Kai pamatom, kad Rima, atsiprašau, panaudos jūsų, kad Rima ketvirtadienį darbo pabaigoje turi 0 energijos, skambinam visiems, kas pažįsta Rimą, liepiam kišti ranką į piniginę, ištraukti 60 eurų, nupirkti gėlių ir greitai nešti, padėti prie Rimos kojų. Kad galėtumėm gražiai palydėti į Kėdainius. Va. Negąsdinkit. Mano darbas jūs išgąsdinti ir pamokyti, kad nepakliūtumėte ten anksčiau už mane. Tai koks mano gyvenimo uždavinys? Žiūrėkit, kai žmogus yra pilnas jėgų, pasitikintis, drąsus, energingas, eina per gyvenimą, sutinka problemą, perlipa per ją ir eina toliau. Kiti klausia, kaip tu čia su tuo susitvarkai? Ai, sako, čia nieko nebuvo. Bet jeigu žmogus neatstato savo vidinių galių, suprantat, jo energija pasidaro tokia mažytė, ateina sąstingis, pasyvumas, susidarimas, bejėgiškumas. Jam šita problema atrodo nebeįveikiama. Tada jisai sako, pamatęs musę, Mykolai, drambliai pradėjo skraidyti, tuoj nutūkstant manęs sutraiškis. Nu, va, matot, vaidentis prasideda. Jeigu mane išgirsit, klausysitės, aš jūs užauginsiu va tokius, ne? Nes aš atnešu aiškumą, su aiškumu ateina pasitikėjimas, stabilumas, aktyvumas. Ir viskas bus gerai. Tai supratot, gerai? Tai dabar žiūrėkit, aš jums dabar pristatysiu, kaip reikėtų tvarkytis su šituo patiriamu stresu. Jūs supratot pagrindinę mintį. Stresas tai yra mūsų energijos išlaisvinimas, kam? Arba pabėgti nuo pavojaus, arba nugalėti pavojų. Tai va. Ir jeigu jūs, bet visas tai darome per fizinę veiklą, taip? Ir jeigu jūs to nedarote, tai tada atsiranda visos tos lygos, kurias mes ką tik, ar emocijų sutrikimą, ar elgesio, kurias mes aptarėm. Dabar aš jums, ten jūs turite savo toj padalomoje medžiagoje, galite atsiversti. Aš jums truputį pakomentuosiu, ką čia reikėtų, kaip suprasti, kokias priemonės mažinti stresui. Tai yra su kūnu, su emocijomis, protu ir panašiai, ir kitos. Tai čia bus rekomendacijos, tada jūs patiriamo streso įverčiai. Matot virš 40, čia nuo 20 iki 40, čia iki 20. Ir parašyta privaloma arba rekomenduojama šitą eilutę. Bet pasakysiu jums paslaptį. Nieko jūs neprivalot man. Viską privalot savo, jeigu norit gyventi ilgai ir laimingai. Toliau. Vienas iš svarbiausių dalykų, ką jūs turit padaryti, jūs turit pradėti matuoti. Ką reikia matuoti? tą, ką nori pagerinti. Nieko neįmanoma pagerinti, ko negali pamatuoti. Sportininkai matuoja, per kiek sekundžių nubėgo, per kiek sekundžių nuplaukė, kiek krepšių įmetė, kiek futbolų įspyrė, suprantat? Ir jeigu jūs nematuosite, jūs negalėsit pagerinti. Jūs nežinosit, ar tam pakanka man to fizinio krūvio ir miego, ar nepakanka. Taip. Todėl miego ir fizinio krūvio stebėjimo apyrankę. Aš turiu tokią Fitbit, bet galim bet kokią įsigyti ir tikrai rekomenduoju.
Aš prieš 5 metus užsidėjau šitą apyrankę, o mano darbas sėdimas, aš nueidavau 2-3 tūkstančių žingsnių per dieną. Išsigandau. Nu ir ką? Tada pakeičiau savo dienotvarkę fizinio krūvio ir dabar jau 5 metai kasdien einu 10 tūkstančių mažiausiai. Jo. Tikrai tai man padeda tą nerimą, baimę, kurios aš prisigaudau per dieną, sunaudoti. Ir jinai manęs neveikia. Tai šitą. Tie, kurie konsultuojasi, tai tada jie gauna palaikymą iš manęs ir turi parašyti, kiek žingsnių nuėjo per praeitą dieną, kiek valandų miegojo, kiek buvo gilaus miego, kiek minučių juokėsi ir ką naujo išmoko. Nu tai va, ir jūs, jeigu norit, pradėkit stebėti. Tai va. Tai miegoti reikia 8 valandas, nu, taip minutiniškai. Dabar žiūrėkit, po šitos dalies aš jums atsiųsiu šiandien tas užduotis. Ten bus skaitinių, moksliškesnis straipsnis apie stresą, paskaitysit, gale kontroliniai klausimai, atsakykit. Man siūsti nereikia. Per konsultaciją, kai konsultuojasi, tai reikia siūsti, o dabar seminaras aš visų neapžiosiu ten sutikrinti, gerai? Todėl gausit moksliškesnį straipsnį apie miegą. Ten irgi gale perskaitot ir vadovaukitės tom rekomendacijom. Gale kontroliniai klausimai man atsakysit. Ten bus moksliškesnis straipsnis apie ten šitas sistemas, simpatinę ir parasimpatinę. Paskaitot. Tada gausit kitų ten užduočių, paskui pasakysiu. Gerai. Taigi, Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja sveikiem normaliem žmonėm, dirbantiem administracinį darbą, patiriam normą streso 1 valandą fizinio krūvio iki lengvo prakaito sušilimo. Žmonėm, kurie išgyvena 4 kartus stipresnį streso lygį, kiek valandų reikia bėgioti? 4, teisingai. Jo, bet nereikės jums 4, bet pradėkite nuo 10 tūkstančių žingsnių. Taip ir rekomenduoja. Minimumas 10 tūkstančių žingsnių. Norit ilgiausiai gyventi, tai 16 tūkstančių žingsnių. Nes yra padaryti tyrimai ilgalaikiai, kas nueina 15-16 tūkstančių žingsnių kasdien, tai jis gyvena ilgiau. Tie, kurie nueina 10, nu dar, bet pradėkime nuo 10, gerai? Toliau, žingsnių nueiti. Jeigu jūs galite bėgioti, tai geriausia yra bėgioti, nes streso energija yra skirta kam? Nu, pabėgti. Zuikiams, stirnoms ir mums pabėgti. Tai kardio bėgimas. Nereikia mums bėgti kaip bepročiams, kaip zuikiai nuo lapės. Mums reikia, nu, tokia kardio bėgimas vadinasi, kai ten širdies ritmas, man atrodo, apie 130-40 per minutę. Tai toks bėgimas. Jeigu kartais žmonės negali bėgioti dėl svorio, stuburo, sąnarių, ar šiaip nepatinka bėgioti, tai galima užsiimti greitų ėjimų. Šiaurietiškas ėjimas yra. Aš turiu elipsinį treniruoklį, užsilipu ten savo 16-20 minučių nueinu kiekvieną rytą, numenu ir ten 2,5-3 tūkstančiai žingsnių man būna. Plaukimas labai gerai, ypatingai kas turi ten viršsvarį. Tada ten įvairūs tokie, jūs gausite ten tas rekomendacijas dar, kaip susikurti savo fizinį krūvį, pamatysit mano savaitės programą, susikursit savo. Tai va, toliau, masažas, Birutė, gera masažytė, tie kontaktai Vilniui. Jeigu tie raumenys sukietėja, tai reikėtų pasidaryti masažą. Jinai jau pasakys, kur raumenys yra sukietėję ir patys pajausit. Paspaudi ir skauda. Nu tai va, tai neturi skaudėti. Raumenys neturi skaudėti, bet jeigu skauda, tai jau ten yra jau blogai. Toliau, jeigu nenorėsit žiemą eiti į lauką vaikščioti, tai yra šokio judesio terapija. 10, 20, 15 minučių. Galima pasileisti per televizorių, YouTube ar kompiuterį YouTube kažkokį šokį ir pašokti. Nu, čia Jeruzalema, kaip toks buvo karantino šokis. Toliau, rytinė mankšta, pasveikinkim naują dieną. Elektroniniai versijai turite šitą nuorodą, bet taip pat atskirai dar atsiųsiu nuorodą. Tai šitą mankštą aš išmokau 2007 metų gruodžio 14 dienos rytą padariau pirmą kartą mankštą ir nuo to laiko kas rytą darau tą mankštą tikrai
labai man padeda. Mankšta darosi paprastai. E, Atsistojus trunka 18 minučių. Manau, kad 18 minučių savo gyvenime dėl to, kad būtų sveikas ir gyventų gerai, kiekvienas žmogus gali rasti. Vaizdo įraše jūs matysit 28 minučių trukmės, nes aš aiškinu ir rodau. Nu, tiesiog užtrunka. Bet jūs savaitę dvi pasižiūrėsit, pasimokysit, išmoksit, tikrai rekomenduoju. Ir prašysiu jūs iki kito trečiadienio bent jau 1-2 kartus padaryti tą mankštą, kad pajustumėt, nu, kartu su manim pasileidžiat per kompiuterį ir darot, kad pajustumėt jo naudą. Tikrai viskas. Toliau terminės procedūros padeda sukietėjusiam raumenim. Tai pirtis, karštas dušas, vonia pagulėti. Beje, dabar dar konsultavausi čia tokios paskaitų endobiogenikos toj paradigmoj. Tai vat, atkreipė mano dėmesį, kad oda didžiausias mūsų kūno organas ir per odą labai gerai pasisavina medžiagos, kurios mums reikalingos. Tai galima ten į vonę įpilti kažkokių negyvosios jūros ten druskų arba kažkokių druskų ir pagulėti, taip, nu, atgaus. Raumenys sušils, atsipalaiduos, geresnė kraujo apytaka, geriau jausitės. Toliau atpalaidavimo meditacija nakties miegui. Atsiųsiu jums garso įrašą, ten apie 10 minučių yra. 1-2 kartus pasiklausysit įsirašę į telefoną prieš naktį, jeigu jums sunku užmigti. Jeigu nesunku užmigti, tai nereikia. Ir darykite. 1 minutės nekvėpavimo pratimą mokysimės kitą kartą. Lėtas nugaros glostymas, jeigu turit kam paglostyti. Progresinis raumenų atpalaidavimas. Vėlgi 14 minučių garso įrašas. Vėl rekomenduočiau jį padaryti bent 1 kartą. Tiems žmonėms, kurie užimti, neturi laiko, kad jie atsipalaiduotų dienos metu. Aš ją darau dienos metu, padarau kartais ir darau prieš naktį. Tikrai man padeda atsipalaiduoti ir užmigti, geriau išmiegoti. Nu, vat rytinė mankšta, čia bus toks įrašas. Oi. Nu. Toliau su emocijomis. Pykčio išmetimo pratimai. Emocijos yra paleidžiamas mūsų tam, kad būtų išreikštos. Jeigu jūs užspaudžiat, neišreiškite, tai jos palieka mūsų viduje ir greuna mūsų organizmą iš vidaus. Tai vat, dažniausiai mes supykstame ko nors. Dėl to, jeigu turit automobilį, važiuojat automobiliu, bet vieni turit važiuoti, paleidžiat garsiai muziką ir šaukti, rėkti. Tai toks bus nuorinimas. Toliau, jeigu norisi verkti, turit verkti, liūdėti, paliūdėkit. Tai normali reakcija. Jinai nesitęs amžinybę, pabūsit, paliūdėsit ir atsigausit. Toliau, pykčio ir nuoskaudų neutralizavimo ritualas. Tai čia tiems, kas turi daug nuoskaudų sukaupęs nešioja širdeliai 20-30 metų, tai tuos galite atskirai kreiptis pas mane, padėsiu. Toliau, emocijų išmetimo meditacija. Čia yra tokia meditacija, 5 fazės po 5 minutės. Pirma fazė yra chaotiškas kvėpavimas, per nosį užsimerkus. Tada antra fazė 5 minutės išmetimas visko, išreikimas, skausmo, pykčio, nuoskaudų, juoko, bet kas išeina. Išmetimas, tada 5 minutės šokinėjimas, 5 minutės stovėjimas sustingus ir 5 minutės pergalės šokis. Fantastiška meditacija, čia tiems, kurie nešioja daug nuoskaudų. Čia yra nuoroda, pasižiūrėkit ir padarykite. Pamatysit, pasijuksit geriau. Jeigu kartais norėtumėt su manim, tai rašykit laiškus meilės man į elektroninį paštą, karts laiks nuo laiko padarau emocijų meditacijas ten pas save kabinete, pravedu. Tai tai labai tikrai padeda nuraminti tas emocijas. Toliau. Juoko terapija. Pasaulio juoko organizacija rekomenduoja 15 minučių juoko kasdien. Sveikiem, normaliem žmonėm. Daugiau juoktis negerai, nes galima atitrūkti nuo kūno. Bet 15 minučių juoko labai gerai. Gaminasi hormonas endorfinas, mažėja streso lygis ir visi tie babaužiai, kurie mus gąsdina, netokie dideli pasidaro, sumažėja, mes nurimstant. Todėl juoktis yra 15 minučių.
Čia matot jogos 5 minučių įrašą, paskui ten jogo terapija dar aš čia turiu įrašą, pasižiūrėsit, galite pasižiūrėti, pričiupom, juokingiausi Amerikos vaizdeliai, tikrai prisijuoksit. Rekomenduoju kiekvieną dieną pasijuokti. Toliau kvapų terapija, jeigu kartais ten žmogus jautrus kvapui, tai vat eterinė aliejai, čia gabija, dar kažkas gali būti, padėti. Tikrai kvapai anksčiausiai atsirado ir jie turi visai gerą poveikį. Toliau su protu, fraktalų ar mandalų spalvinimas. Kas tas yra? Čia apie mankštą dar aš turiu pasakyti plačiau, ne? Šitą mankštą sujungia vakarus ir rytus, iš vakarų paimta naujausi medicinos pasiekimai, iš rytų į filosofiją. Mankšta tai psichofiziniai pratimai, duodantis mums šešeriopą naudą. Fizinė, nes darysime pratimus fiziškai, psichologinė, nes įsivaizduosime, ką darom, ir mankšta mums duos stresą sukaustytą raumenų atpalaidavimą, kraujotakos pagerinimą, sąnarių sutepimą, kūno energetinių kanalų atidarimą. Padidins pasitikėjimą, lankstumą ir pozityvų mąstymą, sucentruos, subalansuos, pakels nuotaiką ir užprogramuos. Tai va, gydymas juoku, dabar trumpai pristatau, nes tiesiog į skaidrę ten netelpa. Gydymas juoku turėtų būti įtrauktas į visų ligų gydymo priemonių sąrašą. Gydymas juoku ypatingai veiksmingai padeda įveikti patiriamą stresą. 5 didžiausios gydymo juoko naudos: gerina nuotaiką, sukuria daugiau džiaugsmo, padeda įveikti stresą, stiprina sveikatą, gerina gyvenimo kokybę, formuoja teigiamą požiūrį į gyvenimą, į sunkumus. Pasijuokime. Nesijuoksime šiandien, atskirai turit pasižiūrėti, jeigu juoksitės, negalima juoktis, jeigu pažengęs hemorojus yra, bet kokio pobūdžio išvarža, kosulys, aštrūs simptomai, epilepsija, širdies ligos, aukštas kraujo spaudimas, šlapimo nelaikymą, sulkus, aukštas nuga. Gerai, smegenų atvėsinimas. Tai dabar su protu. Kaip atvėsinti smegenis? Žiūrėkit, kai pamačiau šitą nuotrauką internete, man iškart susišaukė tų ugnies analogija. Ar matot, smegenys tarsi dega, taip? Kad ugnis degtų, ko reikia? 2 dalykų – malkų ir deguonies. Dabar žiūrėkit, atidžiai klausykitės. Malkos yra gyvenimo įvykiai, o dėmesys yra jūsų deguonis. Jeigu savo dėmesį nukreipiat į gyvenimo įvykius, kurių negalit valdyti, jūsų smegenys užsidega, stresas pasileidžia ir dega. Suprantat, į jūsų kūną apima nerimas ir įtampa. Todėl smegenų atvėsinimas tai yra dėmesio perkelimas, pakanka 10-15 minučių į veiklą, kurią galite valdyti. Mezgimas, indų plovimas, žaidimas, piešimas, konstravimas, meditacija, skaitimas, filmo žiūrėjimas, bet kas. Ir jūs nukreipiat savo dėmesį į dalykus, kuriuos galite valdyti, jūsų smegenys nurimsta. Ramybė ir atsipalaidavimas jūs užlieja. Suprantama mintis, ne? Jo. Tai va, tai tas meditacijas, kurias gausit, irgi galite panaudoti tam. Arba bet kas, ką čia sugalvosit, kas jums patinka. Ir mindfulness, tokia angliškai, lietuviškai įsisąmonintas buvimas. Tai yra gebėjimo perkelti savo dėmesį nuo dalykų, kurie mus neramina, gąsdina, į dalykus, dėl kurių esam ramus ugdymas. Čia viena moteris man padovanoja nuotraukas, kaip jinai išsigydė nuo vėžio. Labai ten buvo stiprus. Jinai siuvinėja tokius siuvinėjimus. Fraktalai yra, matot. Siuvinėja. Ir tas siuvinėjimas, kada tu čia siuvinėjai, tu matai, valdai viską, kas čia yra, tai tu darai veiklą, kurią gali valdyti ir dėl to, tavo protas nurimsta, atsipalaiduoja. Ir ta įtampa sumažėja. Tokius, matot, kokių gražių prigalvoja žmonės. Tai va, su protu toliau einam. Fraktalų ir mandalų spalvinimas. Tai aš jau tą pasakiau. Raminant meditaciją, ką naujo išmokau. Va dabar taip, jau klausiu tuo į seminaro pabaigoje, nuo šitos dalies. Bet dabar tada paaiškinsiu, čia irgi labai svarbus momentas. Ko klausia tėvas Petriuko, kai jis grįžta iš mokyklos? Kiek gavai? Atneš pažymių knygutę Tamarudį, greit? Ko klausia tėvas Žydas sūnaus Abraomą, kai tas grįžta iš mokyklos? Ko naujo šiandien išmokai sūnau?
Jaučiat, kaip skiriasi klausimai. Mes kaip aborigenai siunčiam vaiką į mokyklą pažymių, o žydas siunčia į vaiką į mokyklą žinių. Ir klausimas jau taiklus. Ir jūs galite savo vaikus mokyti, ką naujo išmokau, klausdami. Ir tada ir patys jūs turite atsigulę į lovą, praleisti savo gyvenimo dieną, atsirinkti kažkokią tai situaciją, kur buvo kažkas, apmastyti. Ir jeigu jūsų šitą situaciją pavyko gerai išeiti iš tos situacijos, tai yra vilkas liko sotus, o avis liko sveika, užfiksuojat, užtvirtinat ir toliau naudojat. Jeigu matot, kad kažkas nepavyko, tada jūs galvojat, ta prasme, ką aš galėčiau kito padaryti panašioje situacijoje ateityje. Sugalvojat naują sprendimą ir kai bus tokia situacija, iškart jį galit pritaikyti. Tada, dar čia ką išmokau, tai kai jūs klausinėsit savęs, ką aš išmokau, ir jūs auksit savo akise. Dabar pažiūrėkit, mano rankos pirštai yra skirtingo ilgio. Jeigu čia paimti mano gebėjimus, čia mano muzikinis gebėjimas, o čia loginis matematinis. O jeigu aš prie savo muzikinio gebėjimo pridėčiau konservatoriją, galbūt aš neprilikčiau Merūnui, kuris turi Dievo dovaną balsą ir klausą. Taip. Tai todėl mes neturim draudžiu lyginti save su kitais. Suprantat? Visada kažkur atsiras kažkoks pranašesnis žmogus, kuris kažką už mus geriau mokės. Ir tada jūs jausitės blogai. Tai negerai. Mūsų tikslas, kad jūs jaustumėtės gerai. Bet jūs turit lyginti save šiandien su savim vakar. Turit lyginti save šiandien su savim vakar. Ir tai popieriaus storio aukščio laipteliais, iš tą išmokau, į tą išmokau, į tą išmokau, į tą išmokau. Žiūrėk, aš jau viską moku. Tai dėl to, ką naujo išmokau. Toliau, savarankiškumą ir autonomiškumą, čia kam reikia, finansinės apsaugos kam reikia, savivertės didinimą jau ką tik papasakojau, kaip gyvensiu po 2 metų ryte ir vakare meditaciją, jeigu norėsit, galėsiu padovanoti jums dar vieną, aš ateityje tokią formą užsipildysiu. Toliau, socialinė aplinka labai. Susitikimai su artimaisiais, tėvais, broliais, seserimis, jeigu jie palaiko jūs, kažkokio tai krizinio laikotarpio, taip? Susitikimai su 3 artimais draugais. Čia labai svarbu, pagal savo lytį. Dabar, žiūrėkit, kai mes esam po vieną, jaučiamės gyvenime, tai sparneliai nuleisti, snapeliai žiūri į žemę. Kai esam būryje, jūra iki kelių. Kalną duok nuversim. Pavyzdys. Eina nepatenkintas valdžia pilietis pro Seimo rūmus, pasisuka ir nusispjauna. Kai su tokių susirenka 100, ką daro? Kai 100 tokių susirenka nepatenkintų, ką daro? Ardo grindinį ir mėto akmenis į langus. Tai čia yra mūsų, mes esame žmonės socialinės būtybės ir mums labai svarbi ta socialinė aplinka. Į ją mes turim turėti. Suprantat? Toliau susitikimai su Dievu. Pamaldų lankymas. Tai Dievas, užvakar atsiuntė man vienas žmogus, kuris savanoriauja, padeda kaliniams integruotis į gyvenimą, atsiuntė apie valandą trukmės tokį vaizdo įrašą. Kaip Angola, vadinasi, ten kažkokioje Niujorko Amerikos valstijoje kalėjimas yra žmonėms, kurie nuteisti už sunkius nusikaltimus. Ir didžiausia dalis ten tų kalinių yra iki gyvos galvos nuteisti. Arba ten 20 metų, 40 metų nuteisti, nes tiek nuteisė Amerikoje. Ir dabar, nuo šios dienos atgal prieš kokį 15 metų, ten apie 5000 kalinių, tai ten žinot, kalinių tvarka, kas ten vyresnis, kas kam turi ką tarnauti, žudimai, razborkės ir taip toliau, taip toliau. Tai atėjo baptistai su savo tikėjimu. Pradėjo mokinti juos, įkūrė ten toj kalėjime šitą, kaip bažnyčią, tokią, gavo ten patalpas, ateina žmonės melstis. Ir labai labai smarkiai sumažėjo nusikalstamumas tam kalėjime.
per 10 metų labai smarkiai sumažėjo nusikalstamumas. Ir žmonės, kurie nuteisti kalėti iki gyvos galvos, surado Dievą, įtikėjo ir atrado vidinę ramybę ir pasitenkinimą. Labai gražus filmas. Tai vat, Dievas, jis padeda visada. Dievas duoda mums skaudžias pamokas, kad mes išmoktumėm jas. Jeigu tai suprantat, jeigu išmokstat, jūs esat perkeliami į aukštesnę klasę, neišmokstat, paliksit 2 metam toj pačioj klasėje. Tai va, tai su Dievu. Rekomenduoju susidraugauti. Toliau laikas pomėgiams ir gobiui, matėt, kai jūs dirbat tas, kas jums patinka, tai tada jūs atsipalaiduojat. Darbo terapija irgi dėmesio perkelimas į veiklą, kurią jūs galite daryti, irgi gydo. Kas rytą pasakyti komplimentą, kas vakarą padėkoti. Tiem žmonėms, su kuriais jūs gyvenate. Kitos priemonės. Fiberwise, čia toks maisto papildas tiems, kurie su virškinimu turi problemų. Rytą galit paskambinti ir jinai padės jums įsigyti tokių papildų. Jie labai yra geri, aš pats juos vartoju ir išeina taip, kad net popieriaus nereikia. Vienu žodžiu, viskas gerai. Vitaminą C, E, D įsigyti ir vartoti, nes jie didina imunitetą, padeda įvaldyti stresą ir didina imunitetą. Mindfulness, apie kurią minėjau, arba programa Savarčia kažkokia kitokia. Headspace, kas turi Netflixą, gali ten pasižiūrėti, yra tokių meditacijų pratimų. Toliau piešimo terapija, Eglė čia mokina piešti. Ideali mano antroji pusė, jeigu reikia, kūrybinė vizualizacija iš ateityje, sakiau, surašyti savo banginius delfinus, čia savivertį pakelti. Speciali literatūra, čia jūs turite dar vieną lapą specialios literatūros, kad galėtume studijuoti. Jeigu norit, galite pasigaminti savo gyvenimo tikslų paveikslą. Gyvenimo tikslai yra be proto svarbus. Pavyzdžiui, jeigu ten penktadienį keliatės 6 val. Ryto ir einate į darbą, nes turi tikslą, kažkokį, eiti į darbą. Šeštadienį nėra to tikslo. Kiek mes miegam? Kiek norim, tiek ir miegam. Tai va, tai tikslo turėjimas padeda mums padaryti kažkokius žingsnius. Mobilizuoti save ir eiti kažkur. Bet jeigu tikslo neturim, kur eiti, tai tiesiog, taip ir plaukiojam šioj dienoj. Tai dėl to tikslas turėtų būti aiškus, per aš ateityje galite pasidaryti. Jeigu jums reikia, galite sakyti ir tada aš jums. Toliau turėtumėt pasitikrinti savo kūno masės indeksą. Tai va dabar mano yra čia 1,72 m, čia 69, 70 iki 71 mano idealus svoris yra. Jeigu toliau būtų daugiau svorio, būtų viršsvoris. Tai kas turi per mažą svorį, per didelį svorį, lengvą nutukimą, tai tada jums reikėtų dar ir su maistu susitvarkyti. Tad trumpai tada apie vegetacinę sistemą, kuri valdo visų organų veiklą, užtikrina prisitaikymą prie aplinkos. Ją sudaro simpatinė nervų sistema, parasimpatinė sutrikimai, širdies kraujagyslių, kardialgija, jau čia mes minėjom. Taip. Stresas ir imunitetas, jau taip pat paminėjau. Klausimas. Kokių klausimų turit? Kokių turit klausimų? Klauskite dabar. Turim dar apie 20 minučių. Tai yra klausimams skiriam kažkiek tai laiko. Kokių klausimų? Taip, viskas aišku, kaip diena. Ar galiu Rimos paklausti? Prašau. Ar turit kažkokių klausimų? Tai pirmiausia, reikia suvirškinti informaciją visą apjungt galvoj. Tada galbūt ir klausimų kils. Dabar taip staigiai, taip nežinau, ko paklausti. Gerai. Jeigu klausimų nėra, ar kiti kažkas turi klausimų?
neturi. Tada aš paklausiu, ką jūs šiandien išmokot, supratot, pasitvirtinot. Ir tai tada, ar galima Rima nuo jūsų pradėti ką? Taip iš eilės, taip gerai. Ruošiasi Rita Samaitienė. Ką jūs išmokot, supratot, pasitvirtinot, atradot šiandien per šitą seminarą? Išplėčiau žinias apie stresą. Supratau, kad stresas sukelia labai daug ligų ir kai ką prisitaikiau savo. Sužinojau, kaip spręsti šitas stresinės pasiekmes. O labai patiko pirmi jūsų seminaro žodžiai, kad žinios tai niekai, o jau gebėjimas jas pritaikyti, pokytis, kažkaip taip. Tai iš tikrųjų tų žinių dažnai mes turim labai daug, bet jų netaikom. Ir nieko nepakeičiam gyvenime. Ačiū. Tai labai įdomu, ačiū Jums. Ačiū, Rima, dabar žiūrėkit, tai mano būtų siūlymas, kaip susikibti už rankyčių, gerai, jau kaip pasakiau, kai esam po vieną, tai sparneliai nuleisti, snapeliai žiūri žemę. Kai susikibkim už rankyčių. Ir dabar jūs turit savo ten tą grupelę, iš kurią iš čia atėjot. Ir tada kiekvieną rytą paklausėt, vieną kitus paklausėt, ar darei vakar mankštą? Akvėpavai, dar kažką. Tiesiog tai bus palaikymas, ar ne? Susitarkit. Dabar žiūrėkit. Įpročiams, naujiems įpročiams suformuoti reikia maždaug 1 mėnesio pastangų. Per 1 mėnesį įprotis tampa, susiformuoja ir nebereikia kažkokių pastangų tam, kad kažką daryti. Tai tai tikrai rekomenduoju. Aš tuoj pristatysiu, ką jūs turėsite padaryti per tą tarpą iki kito trečiadienio, bet prieš tai turim užbaigti šitą temą, gerai? Tai ačiū Rimai, gal Rita Samaitienė pakalbės ir ruošiasi Irena Vitkauskienė. Nieko, tai įdomu pasidarė sužinoti savo streso lygį, tai dirbsiu. Nagrinėsiu visus tos jūsų atsiųstus lapus ir bandysiu išsiaiškinti savo streso lygį. Gerai, ačiū labai ir Irenai, ačiū už pasidalinimą. Galite parašyti, ir į šitą, tą pokalbių, tą kambarį galite pasirašyti, jeigu nenorit kalbėti. Ugnius ką išmoko ir ruošiasi Leonidas. Radau liktai. Sveiki. Gerai, sveiki. Ką išmokau? Aš tai kaip zuikis gal. Pradžiai bėgu, o po to apsiraminu. Gerai, nes... Bet ne, dvejonės vis tiek lieka, kaip sakot, kad žmogus turi 3 praeities, dabartinė ir ateities. Ja. Tai kažkas, tai reikia išmokti ir jas valdyti kažkaip. Tai mokysimės taip kitą trečiadienį, tai bus daug praktikų, pasiruoškit, atlikit darbus, nes jūs tai darote vieną kartą, poryt nedarysite, atėjot, susitvarkėt ir darote, taip. Irena Vitkauskienė parašė. Gerai. Tai ačiū. Tai dabar kas čia? Kur mūsų tas... Kas čia? Leonid Visockiai, prašom, atsivaizduoju, prašom. Atsiprašau, ruošiasi Gintarė Jakubonienė, ar gerai? Prašom. Man taip patiko žmogeliukai. Dabartinis žmogeliukas ir ateityje. Tai žinokit, ir galėsiu tai panaudoti savo darbe. Taip, žinoma, naudokit, taikykit savo ir savo žmonėm, kuriuos jums padedat, taikykit. Tai dėl to, aš esu linkęs taip pasidalinti, nes, čia vadinasi, praturtiekime. Aš jums pasidalinau, pavyzdžiui, su stresu, jūs man pasidalinat su kažkuo su kitu. Ne? Mes abudu praturtėjame. Čia tokie kaip ir mainai.
Ačiū, Leonida. Ačiū, Milda. Taip, Gintarė ir ruošiasi Gražina. Labai ačiū, iš tiesų labai išsamus mokymai, labai daug informacijos, viską dar čia reikia, aš nežinau, nežinau, dirbti su savim reikia labai daug dar kartą ir tikriausiai ne vieną kartą savaitėlę tikrai padirbėti. Ir man didelį įspūdį padarė struktūra jūsų medžio. Tai iš tiesų taip išsamei viskas sustruktūruota, kad tikrai galima pirmiausia tai su savim padirbėti, o paskui ir klientam tikrai panaudoti, pritaikyti. Tai ačiū Jums labai. Prašom į sveikatą. Jo, aš kažkaip, kadangi turiu tą inžinieriaus mąstymą, tai tokius sudėtingus dalykus sugebu paaiškinti paprastai. Žmonės supranta, nes aiškumas atsiranda, ir tada jau gali kažką daryti su to. Taip, Gražina, ir ruošiasi Artiom. Na, o aš tai supratau, kad mokėti valdyti stresą yra privalumas dėl savo gyvenimo gerovės. Ir turėti tokius greitus streso valdymo metodus, kur čia ir dabar gali nusiraminti, tai irgi yra toks didžiulis privalumas. Nes mes stresą patiriam bet kurioje gyvenimo vietoje. Kitas iki, su mašina važiuoji, tu atrodo ir tau yra stresas. Ir mokėti nesureaguoti ir nusiraminti, tai yra didžiulis privalumas. Ačiū Jums už išsamų pasidalinimą ir lauksiu kito trečiadienio. Gerai, ačiū. Ir Alina. Artiom ir ruošiasi Alina. Artiom parašė, sužinojau, kokias pasekmes dėl streso, kaip svarbu mažinti streso lygį, supratau. Gerai, ačiū. Tai tada gal Alina ir Germantė ruošiasi. Alina tyli, tai gal tada Germantė jūs pasakykit savo. Labas vakaras, tai noriu padėkoti už tos mokymus tikrai. Šiandien negaliu pasigirti, kad visas užduotis buvau atlikusi. Turėsiu labiau įsipareigoti šitiem mokymam tada. Iš tiesų, kasdieną mes girdim apie tą stresą ir patiriam ir lyg ir žinoma, ne, kas tai yra, bet, kad tiek yra daug punktų ir kad aš tikrai pati, pažiūrėjau, nebuvau susimašysi, nors pildant klausimyną ir šypsojausi, iš savęs, kiek aš viską ten jaučiu, tai tikrai yra ką pasimokyti, turėčiau daug labiau suvaldyti savo emocijas ir neleisti joms valdyti mano elgesio, tai nežinau, ką jums pasakyti. Ačiū Germantė, ir iš tos pusės dar ką pasakysiu, kai mes esam įsitempę ir tos emocijos taškosi nuo mažiausios kibirkšties. Taip, aš taip ir jaučiu. Jo, tai žinokite, pasakysiu paslaptį. Labiausiai nuo to kenčia tie žmonės, kurie jūs myli. Taip. To negalima daryti. Todėl turi dirbti su savim. Čia mano filosofija, mano siūlymas. Turim dirbti su savim, kad išlikti ramus. Tokie. Gerai. Ačiū. Bet ir įsipareigojant yra sunku, kas liečia tą visą mėnesį, kaip sako, tam įpročiui susidaryti. Aš vos 2 savaitės ištempiu ir kažkaip turiu svarbesnių reikalų. Labai jau sunku yra. Gerai. Viskas. Ačiū Jums, iki. Ačiū, Germantė. Gerai. Tai dabar neprisimenu, kas čia Alina, Daiva tada. Gerai. Daiva ir ruošiasi Lina. Kas gali, Alina, Daiva ar Lina, kas gali pakalbėti? Nieks negali kalbėti. Renata? Dar Pocienė yra? Aš tada pasisakysiu, tai patiko struktūrizuotas tų streso šaltinių ir pasekmių vizualizavimas, tai aš kaip vadinu visi taškai ant I sudėti ir tiesiog vizualiai tu matai, visą tą, kas yra tavo galvoje, tas visas chaosas, ar ne, kartais, tai čia viskas atrodo negerai, bet visas tas, kai susideda, tu pamatai struktūriškai, kur kieno yra vieta. Ir patinka tai, kad duoda daug medžiagos,
pritariu tam, kad reikia dirbti, nes kitaip nebus to rezultato, kad ir kaip tau nesinori, kad ir kaip tau sunku, kad ir kaip ten yra kažkokių neigiamų, bet tas ir yra turbūt, kad tą bandyti tą savo, kaip pasakyti, kasdieninį tą tokį taikymą ir padaryti, nes tas pirmas žingsnis yra pakankamai sunkus, bet jeigu tu vis dėlto prisiverti ir darai tą, ką reikia, tai turbūt ir pasieki rezultatą. O visi tie šaltiniai, jau geriau juos turėti ir, kaip pasakyti, jūs padarėt viską, ką galit, ir dabar žmonės pasiimkite tą medžiagą, kurią jums duodu ir naudokit. Tai manau, atiduodat viską, o jau dabar nuo mūsų visų priklausys, kaip mes tą pasiimsim. Gerai, ačiū Renata. Ir dar tada noriu, prieš kalbant Pocieniai, tada noriu paklausti tų, kurie skrido lėktuvu, ką stiuardesės išdarinėja prieš skrydį. Ką stiuardesės išdarinėja prieš skrydį? Jos rodo instrukciją, ką daryti, jeigu ką. Taip? Kai kaukė nukrenta, kam pirmą reikia uždėti kaukę, savo ar vaikui? Sau. Sau, teisingai, sau. Ir jūs turite uždėti kaukę savo. Jeigu uždėsit, gyvensit ilgai ir laimingai, kaip Šrekas su Fiona. Jeigu neuždėsit, jums teks kentėti, vadalotis po ligoninės, taškyti pinigus gydymams. Man, žinokit, labai skaudu yra matyti, kai ateina pas mane klientai, streso lygis didelis, ir pasakoja jau, čia jau tas vėžys buvo, suprantat. Žiūrėkit, jūs organizmas, kaip sakyti, yra procesai sunkiai sugrąžinami. Lengviau yra neišsitepti, negu paskui išsitepus valyti. Lengviau neišsitepti. Ir mano kvietimas formuoti. Imkite pavyzdį iš manęs. Gerai? Tai dar tada gal Pocienė ir dar vienas žmogus, kuris gali pasidalinti, tada eisim prie užbaigimo. Gerai? Gerbiama Pocienė, galit ką nors pasakyti? Parašyti? Ne. Kas nors dar nori pasisakyti? Aš tai norėčiau Jums padėkoti už puikų seminarą. Ir iš tikrųjų buvo kažkaip neįtikėtina suprasti ir aiškiai pamatyti, kad vis dėlto daug to streso patiriu. Tai ačiū Jums labai už struktūrizuotą medžiagą ir informaciją. Ačiū Rita, ačiū Rita. Gerai, tai dabar tada padarysim dar keletą tų skaidrių, ką Jums namų darbų, praktinių darbų. Padės Jums geriau suprasti. Taip. Po šios dienos atsiųsiu Jums, kaip jau minėjau, piešinio interpretaciją nupaišyti save ateityje. Nusipaišykit, gerai? Užpildykite, tokią formą atsiųsiu, 2AB vadinasi, jūs pildėt 2AA, streso šaltinių neutralizavimo planas ir tikrai man nereikia siųsti, čia iš Čekijos klientai. Toliau, rytinės mankštos, pasveikinkim naują dieną pristatymą ir nuorodą. 2 kartus prašau padaryti šitą mankštą, kad pajustumėt jos naudą. Meditacijas atsiųsiu, nakties miegui, išbandykite. Progresinį raumenų atpalaidavimą, įsirašykite į garso telefoną, išbandykite 2 kartus. Emocijų išmetimo meditacija, pasižiūrėkite, jei galite ir jei jums reikia, jaučia daug to nuoskaudų sukaupę pykčio, išbandykite, geriau išmesti taip, negu ant vaikų ar ant antrų pusių. Toliau, bus nuoroda, šitą jūs gausit, į 5 minučių juoką. Jeigu nepatiks, YouTube pasiūlysiu kitų juoko vaizdelį. Juoktis reikia 15 minučių per dieną. Kiekvieną dieną prašau pasijuokti. Gausit straipsnius apie stresą, kaip tvarkytis, apie simpatinę, parasimpatinę nervų sistemas, miegą, jo poveikį,
Maisto papildo Fiberwise aprašymą perskaityti, jeigu reikia, užsisakykit. Rekomendacijos dėl streso įtampos mažinimo. Susikurti savo savaitės darbotvarkę. Kad parengite fizinio krūvio planą, prašau informuoti antros dalies pradžioj. Kitą trečiadienį. Gydymas juokų straipsnis nuorodą perskaityti ir juoktis 5 minučių kasdien. Juoktis sveika. Viskas šiandien dienai. Taip. Ir įrašą